Įdomu, kokią techniką šiandien Romas mums parodys? Drakoną. Very easy, vienas sluoksnis, paprastai užnešamas, tepam nuo apačios į viršų būtinai. Susitepę juostą, formuojam pirmą raštą. Tada pasiimam glaistyklę ir pratęsiam su glaistyklė pagal raštą tai, ką mes pradėjom. Maksimavičiau, o ką tau dažniausiai sako? Geriau nesakysiu. Aš galiu pasakyti, jei kas nors nutinka blogo, tai visą laiką visi sako Maksimavičius. Džioviname ventiliatoriumi, tai kadangi siena yra jau visiškai sutvirtėjusi, ta paviršinė drėgmė įtakos jokios neturi. Nu gerai pasakei, kaip jūsų vardas? Gudrutė. Kas? Panelytė Gudrutė. Ai, gudruotė. Imam teptuką ir vėl meditaciją pasineriam, lakuojam visą paviršių. Nepaliekam labai didelio sluoksnio. Ir jeigu lakas yra purškiamas, tai aišku rekomenduojame šiek tiek atsiskiesti, bent jau 5-10%, nes tikrai yra gana tirštas, bet na štai mūsų technika baigta, tikrai labai gerai atrodo. Romai, tau fainai, gražiai? Labai fainai, patenkinti savim. Na, tu iš tiesų daug dirbai paskutinius metus ties šitą techniką, kad ją perprasti ir labai dėkojam visi tau, kad pasidalinai savo patirtimi.